Antrasis bandymas per 60 sekundžių papasakoti, ką mes nuveikėme per visą savo pirmąją dieną Stambule. Ir pirmąjį nutraukė vairuotojas pasakęs, kad vyrai, kelkitės ir lipkite pagaliau iš to autobuso, nes jūs atvykote į paskutinę stotelę. O mes šiandieną per visą dieną neapiplėšė, neapvogė, neišprievartavo ir netgi turime pinigus ir kuprinės. Šiandieną mes sutikome du nuostabius žmonės, berūkydami kalieną pačioje geriausiai kalienį Stambulo mieste. Tie du žmonės pasirodo, kad gyvenę Lietuvoje. Jie mums papasakojo visą savo istorijas, visas gražiausias ir geriausias lietuvaitės ir perdavė daug linkėjimų geriems draugams. Be to, nusivežė į pačią skaniausią kebabinę Turkijos mieste, padarėme round tripą su jų Peugeot 206, papasakojo, kad kuras brangus, bet iš mūsų nepaėmė nei cento, pavežė už dyką. Už tai pakvietėme į Wildwood Fiestą, turėsime pasitūsinusiai. Bet hebrytė, dar viena pažintis laukia šiandieną, į Couchsurfing atvyksime vėlokai 10 val. Vakaro, bet tikimės, kad ir tenais rasime jaukų ir šiltą prieglobstį. Tokį, koks yra jaukus ir šiltas Stambulas mums.